Jei pastaruoju metu jautiesi išsunktas, be jokios atrodytų aiškios priežasties, išbandyk šį dalyką. Mes dažnai jaučiamės pavargę ir išsunkti, nes nuolatos išbarstome savo energiją tai į kairę, tai į dešinę, patys to net nesuprasdami. Jei nori susigrąžinti savo energiją, kurią išbarstėjai, štai paprastas, bet itin veiksmingas būdas. Tiesiog susitvarkyk tas vietas savo gyvenime, kurias esi apleidęs. Pavyzdžiui, pirma, visus savo sąsiuvinius, užrašų knygutes, kuriuose rašai savo tikslus, pastebėjimus ir mintis, peržvelk iš naujo, ką nereikalinga anuliuok, išmesk arba saugiai sudegink. Antra, failai tavo telefone, kompiuteryje, planšetėje, atmintinėse, debesyje. Visus tos failus peržvelk, gražiai susitvarkyk, tvarkingai susidėk į papkes. Trečia, nuotraukos tavo įrenginiuose, telefone, planšetėje, kompiuteryje arba bet kur kitur. Peržiūrėk jas, kas nereikalinga ištrink ir tvarkingai susidėk į savo saugojimo vietas. Ketvirta, atlik savo namuose generalinę namų švarą, ypatingai tas vietas, kurios naudoji mažiausiai, kokius nors užmirštus stalčius pilnus daiktų ir panašiai. Penkta, knygos ir knygų lentynos. Peržiūrėk kiekvieną knygą, trumpai prisimink, ką iš jos gavai, kurias perskaitai, kurių neperskaitai ir tvarkingai jas susidėk. Šešta, generalinė automobilio tvarka ir švara. Sustvarkyk iš naujo savo automobilį, ypatingai tas vietas ir daiktadėžes, kur kaupiasi įvairios smulkmenos. Septinta, vyrams vyriški žaisliukai, tai reiškia įrankių dėžės ir panašiai, moterims moteriški žaisliukai, kosmetinės, papuošalai ir taip toliau. Sustvarkykite visus šios savo daiktus generalinės tvarkos principų. Aštunta, tavo elektroninis paštas ir žinutės tavo telefone. Ištrink visas nereikalingas žinutės, visus nereikalingus elektroninius laiškus, atšauk visas nereikalingas prenumeratas, ištrink savo reklamas. Devinta, patikrink, ar neturi mokamų programų prenumeratų, kuriomis nebesinaudoji. Radus tokias, atšauk. Dešimta, susitvarkyk visus savo finansinius užrašus. Pajamas, išlaidas, įsipareigojimus ir taip toliau, visą, kas susijęs tavo finansais. Ir 11, jei jauti, kad kažką dar turi susitvarkyti, ko aš nepaminėjau, būtinai tai padaryk. Atlikęs visų šių dalykų generalinę tvarką, tu pamatysi, kiek daug energijos tau sugrįž. Ir taip pat ateis dar didesnis įkvėpimas gyventi savo kasdienį gyvenimą. O išbandžius šį būdą, nepamiršk grįžti prie šio video ir komentaruose parašyti, kaip tau sekėsi. Ir primenu, jeigu turite kokių nors klausimų jums svarbių, šią ar kokią nors kitą temą, galite juos užduoti po šio video komentaruose, jeigu jie bus naudingi ir reikalingi ir kitiems, aš padarysiu video atsakymą. Sėkmės!